Green Talent programos pagrindinė esmė yra, pagrindinis tikslas pagerinti kiekvieno žaidėjo individualiai bazinę techniką. Taip, tai yra ir individuali taktika, bet daugiau yra bazinės technikos. Tai atėję ryte žaidėjai būtent pagal juos, pagal jų profilį, kur yra stiprios vietos, kur yra silpnesnės vietos, jas atidirbinėti su daug pakartojimų. Ir mūsų kaip trenerių pareiga, kad jie tą darytų motyvuotai, jei kažkas neišeina, pagerinti, parodyti jiems silpnas vietas ir kad jie motyvuotai jas norėtų pagerinti, stiprias vietas taip pat tobulinti per daug pakartojimų. Tai čia vienintelis mūsų tikslas yra pagerinti bazinę techniką, daug pakartojimų ir identifikuoti būtent šitiem žaidėjim, ką reikia daryti, kurias vietas stiprinti ir kur pasitemti. Green Start programa skirta atrinktiems žaidėjams, kur pagrindinis dėmesys yra technikai, techniniai bazai, gerinam detalės, kas liečia techniką, smūgiavimą, perdavimą, pirmą lietimą, driblingą, klaidinančius judesius. Ir yra maksimum 12 vaikų vienoje treniruotėje ir 2 treneriai. Atranka į Green Start ir Green Talent programas vyksta visų pirma pasiteikus video analizės iš rungtynių. Treneriai, sakykime, pateikia video analizės individualias žaidėjų, kurie potencialiai galėtų patekti į tą programą. Tada yra sudaryta trenerių grupė, kurioje mes bendrai sprendžiam, kurie vaikai turėtų, sakykime, patekti į tą programą. Buvimas programoje, sakykime, vaikų dalyvavimas, jisai nėra, sakykime, ilgam periodui ar trumpam, tai yra esminė dalis, kaip vaikas nori tobulėti, ar jisai geba, sakykime, būti treniruojamas ir jisai priima tai, ką treneriai sako ir ar jisai tobulėja. Ir toj vietoj mes kas pusę metų, sakykime, dar kartą tikrinam kiekvieną žaidėją ir toj vietoj nusprendžiam, ar jisai turėtų likti programoje, ar reiktų žaidėjus rotuoti.